Aš esu Paulius Jasiūnas, kuriu muziką, taigi esu muzikos kūrėjas ir prodiuseris. Kartais labiau prodiuseris, kartais labiau kūrėjas. Gimiau aš Šiauliuose, augau Šiauliuose, mokiaus dainų viduriniai mokykloje, baigiau Šiaulių universitetą, taigi visą laiką gyvenau ir dirbau Šiauliuose. Dabar tiesa gyvenu Šiaulių rajone, bet Šiauliuose mieste turiu savo studiją, atvažiuoju beveik kasdienį darbą. Čia kuriu muziką, kuriu vienas, kuriu su kitais, padedu Šiaulių ir visos Lietuvos, o kartais net ir užsienio atlikėjams įgyvendinti savo muzikinius planus. Kurt muziką pradėjau dar mokyklos laikais, kai su bendraminčiais įkūrėm grupę Brainers. Mes buvom roko grupė, indie roko grupė. Visai jau mums net neblogai sekės, bet paskui kažkaip tiesiog atsitiko gyvenimas ir ko gero nebuvo lemta toliau groti, nors grojom pakankamai ilgai. Tai va, jau tada pradėjau kurt muziką, o paskui reikėjo tą muziką ir įrašyti. Tai galbūt tas pirmas mano užsiėmimas labiau buvo muzikos įrašinėjimas, nuo to aš ir pradėjau. Tada dar, kai jau pradėjau darbuotis su įrašais, visai man patiko ir supratau, kad man patinka ir kad aš girdžiu garsus ir galiu ne tik įrašyti, bet galiu ir sukurti, apipavidalinti. Tai va tada pradėjau ir kitiems padėti kurt muziką, užsiimdavau instrumentuotėm, įrašais, kartais sukurdavau muziką, esu kūręs muziką ne vienam vaikiškam Šiaulių dramos teatro spektakliui. Kaip tik tuo metu dirbdavau Šiaulių dramos teatre. Šiandien gal aš mažiausiai susijęs su Šiaulių dramos teatru, bet nuo vaikystės tekdavo apsilankyti, mano abu tėvai dirbo Šiaulių dramos teatre. Tai važiuodavau ir gastrolės, ir repeticijose būdavau, ir kai tėtis turėjo ten įrašų studiją, tai vat ir to įrašų studijoje tekdavo dažnokai apsilankyti, tai galbūt ir inspiravo mane užsiimti tais darbais, nes matydavau, kaip tas vyksta. Man atrodė, kad aš visai galėčiau dirbti tokį darbą, kad noriu tai dirbti. Tai va, nuo to, ko gero, viskas ir prasidėjo. Aišku, kaip sako, viskas, kuo mes esam, dažniausiai prasideda vaikystėje. Tai taip ir atsitiko. Ką matydavau, tuo ir tapau. Pirmieji įrašai, pirmieji garso takeliai buvo iš šiandienos žiūrint, truputį juokingi, bet tada pagalvojai, kokiom priemonėm tai būdavo daroma ir kad tokiom priemonėm galima pasiekti visai neblogai skambančių rezultatų. Tai kartais netgi tas kūrybingumas kažkoks, kuris iš niekur atsiranda, atrodo, neturi smarkiai su kuo dirbti, nei instrumentų, nei garso apdirbimo įrangos, bet visko užtenka, kad kažką tai galėtum įgyvendinti. Visai gal kartais primityvaus, bet kartais kai kuriuos kūrinius netgi grodavo ir radijo stotis. Darbui aš turiu viską. Turiu visas programas, su kuriom man reikia dirbti, turiu instrumentus, kurių neturiu, aš galiu sau leisti nusipirkti. Aišku, visada yra brangesnių
kokybiškesnių instrumentų ir nesakau, kad visai nenorėčiau. Bet jeigu nori dirbti, tai tikrai viską gali turėti, tokį darbą dirbdamas šiais laikais. O mano įrašų studija, aš manyčiau, kad yra tokia, kokios yra dauguma įrašų studijų šiais laikais. Nes pačios didžiausias ir prabangiausias įrašų studijos šiais laikais dėja, bet nėra tokios aktualios, kokios būdavo seniau. Dabar tai tapo labiau prieinama visiems muzikos prodiuseriams, kūrėjams. Beveik kiekvienas, kuris tuo nori užsiimti ir gali iš to galbūt pragyventi, tai beveik kiekvienas žmogus gali turėti ją savo miegamajam, savo garaže, savo rūsy ar atskiram kambarį, ko darbui iš tikrųjų ir užtenka. Nes visa muzika yra čia šiais laikais ir, aišku, kompiuterį. Stengiuosi savaitgaliais nedirbti, nes savaitgaliais reikia pailsėti. Vakarais taip pat, kaip kiekvienas žmogus, kuris stengiasi laiko skirti savo pomėgiams, savo šeimai, savo namams, atostogoms. Tai gal čia toks kartais būna įsivaizdavimas, kad muzikos prodiuseriai tai čia per naktis dirba ir nieko nemato. Gal anksčiau taip ir būdavo, bet na, žinoma, jeigu esi jaunas, neturi jokių įsipareigojimų ir šeimos, tuomet jo, ko gero, visas tavo laikas gali būti, gali ir miegoti įrašų studijoje ir manau, kad niekad neatsibosta. Bet aš esu dirbantis žmogus. Tai aš kiekvieną rytą atvažiuoju į savo studiją, nes atvežu vaikus į mokyklą. Taip mano darbo pradžia jau yra suplanuota, jinai prasideda apie 8 valandą ryto. Visada turiu eilę darbų, kuriuos esu suplanavęs padaryti šią savaitę, šį mėnesį, šiais metais. Tai eilė pas mane pakankamai nemaža, o jeigu netyčia taip būtų, kad nežinočiau ką veikti, tai visada galiu kurti muziką tiesiog ir galbūt ją panaudoti kažkur, kai kažkam prisireiks. Sakykime, mano visa karjera prasidėjo būtent nuo šiauliečių ir anksčiau, ko gero, vien su šiauliečiais dirbdavau. Kažkaip čia taip lokaliai viskas būdavo. Tai ir Laura Reimikienė, ir Vairas, ir esu įrašinėjęs ir Colors of Bubbles, ir Jonis, ir visa krūva žinomų ir nežinomų atlikėjų. Tai va, o paskui kažkaip netyčiom po truputį ir atsirado ir iš kitų miestų. Tai dabar, ko gero, kad Vilnius, Klaipėda, nežinau, visi miestai, Lietuva tokia maža iš tikrųjų, kad čia niekam nėra problemos atvažiuoti pas mane į studiją, nei iš Vilniaus, nei iš Klaipėdos, nei iš Palangos, nei koks miestas bebūtų. Labai patinka ir labai smagu yra dirbti su Inga Jankauskaitė. Esam įrašę jau keletą albumų kartu. Tai va, su ja aš jaučiu labai daug kūrybinės laisvės ir mūsų laukai labai sueina, tai mes tiesiog atsisėdam ir kuriam. Ir galim kurti tokius dalykus, kokie mums atrodo, kokie kurias tiesiog. Gavau mamą metų autoriaus apdovanojimą. Nelaimėjau, o užsidirbau, nes Latga susumavo, koks muzikos autorius daugiausiai skambėjo 22 metais ir tai buvau aš. Tai buvo, aišku, labai malonu, padaugėjo dėmesio šiek tiek, bet paskui viskas grįžo į savo vėžes. Aišku, nesakysiu, kad nebūna malonu, kai būni įvertintas.
Priklausomybė tai mano solinis projektas, plokštelė, mano kaip atlikėjo dainos. Anksčiau negalvojau, kad sugrįšiu prie to, bet per karantiną supratau, kad nepavyks negrįžti, nes tiesiog buvo many ta muzika, aš nežinojau, kokia jinai bus. Tiesiog leidau tam vykti ir čia per 3-4 metus viskas ir įvyko. Išsivystė į visą plokštelę, kurią galima bus išgirsti, kurios nemažai dainų jau galima išgirsti. O Priklausomybė tai titulinė albumo daina. O ta priklausomybė apie viską, apie mylimą žmogų, apie namus, netgi darbą, šeimą. Bet tas visas albumas yra toks, koks esu aš. Aš ten tiesiog dainuoju apie save, apie santykį su savo gyvenimu, savo aplinką. Jeigu jo ten nebūtų, ko gero, tai nebūtų taip tikra. O rašyti, kurti ir dainuoti dainas pačiam, kurios nėra tikros, ko gero, nematau prasmės. Kai įrašinėju atlikėjus, jie būna už to lango, ten stovi mikrofonas ir net ne vienas. Tai aš jiems rodau, kaip įstoti į dainą. 1, 2, 3, važiuojam.